Aš jau labai greit paaiškinsiu, kaip aš reaguoju ir į tokius ir panašius komentarus. Kai man parašo tokį nesąmoningą komentarą, aš iškart įsivaizduoju pelkę. Pelkę, šūdų pelkę. O ten nardo žmonės. Nu, jie negali išbristi. Pas juos tas šūdas yra burnoje, akyse, ausyse. Ir koks gudresnis, tai bando pakilt į viršų. Jisai bando išnirt. Nu ir ten jisai žiūri, tada mano tiktokus, žiūri, ten kažką nedagirdė, nes ten visur šūdai ten. Ir kažką nedamato, nesupranta, nu nes jam dar toli iškilt, jam sunku. Bet kai kurie turi savyje jėgų, jie išneria. Ir tada jie atpila tą šūdą. Ir va tie komentarai, tai yra tų šūdų atpilimas. Bet neilgam. Jie atpila ir vėl paneria į tą savo šūdą. Va tai va aš suprantu, ką reiškia heiteris ir kuris gyvena.